Čia yra amino termo puta dervos pagrindu. Dvi komponentė, vienas komponentas yra ketiklis, kitas derva. Tarpusavį pistoleto pagalba susimaišo ir jau išpučiama tokia va išputinta puta. Na, aišku, po kiek laiko išgaruoja vanduo ir sukietėja ir gaunasi va toks produktas, elastingas, nedegus, šilumą ir garsą gerai izoliuojanti medžiaga. Gamintojai yra Vokietija, mes tiesiai iš Vokietijos importuojame ją. Pagrindinės termoputos savybės, kurios, kad matyti ar kokybiška puta yra, tai yra elastingumas, kuris turi būti, medžiaga turi visiškai grįžti atgal. Toliau jinai neturi trupėti, jinai, ta prasme, negali į miltų subirėti. Toliau turi nedegti medžiaga. Galiu parodyti, kaip taip. Medžiaga anglėja, traukiasi, bet degti jinai nedega, nepalaiko, traukia, tik anglėja. Anglis darosi, bet medžiaga visiškai nepalaiko degimo. Tai įsilepsnojus konstrukcijoms jų problemų nekils. Vandens garų laidumas labai svarbu, kad, kaip sako, daug apsišiltinsi oro tarpo pradės pelyti patalpos viduj. Kadangi vandens garų laidumas yra labai geras medžiagos, tai tos sienos realiai gaunasi kaip kvėpuojančios. Pelėsių neįsiveis niekas. Gerai sulaiko šilumą, ilgaamžiai yra. Lyginant su, tarkim, biriom vatom, tai jinai turi didelį pliusą, kad jinai yra labai landi ir užpildo visus tarpus maksimaliai. Tai menkiausias plyšelis ten ar milimetrų, ar 2, ar 5, ar 10, ta prasme, jis yra maksimaliai užpildomas ir išgaunamas maksimalus sandarumas. Tai va, dabar bandysime užpūsti imituojančią sienas oro tarpą. Tai ir bandom gal, kas čia bus. Darom eksperimentą. Klientas nori įsitikinti, ar teisingai puta užsipildo. Kaip matote, termoputa lenda visur. Eksperimentas pavyko? Eksperimentas kaip ir pavyko.